Labas vakaras. Labas vakaras, ketvirtadienio vakarą. Turbūt nenutrūko gal. Ir šiandien, kaip sakant, ketvirtadienio vakaras, kaip kiekvieną ketvirtadienį, aš išeinu laivą ir dalinuosi tai, ką esu sukaupusi, kuo noriu pasidalinti. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie tai, kodėl žmonės, kaip sakau, mėgsta, kabutėse, nuvertinti ne tik tai save, bet ir nuvertinti savo pasiekimus. Tai šiandien tema bus apie tai ir būna iš tikrųjų taip, kad sėkmingi žmonės, iš sėkmingų tiksliau žmonių galima išgirsti, kad visko, ko jie pasiekė, tai yra sėkmės dėka. Tarsi tai, ką jisai darė, kokius veiksmus atliko, tai yra įprasta, čia kaip ir sėkmė didžiausia lėmė tą procentą, kad jisai pasiekė tai, ko pasiekė. Ir tai yra todėl, kad žmogus kaip ir negeba nustatyti sąsajos tarp tikslo siekimo proceso ir jau gauto rezultato. Ir to pasekoje, kaip sakoma, prieiname prie taip vadinamo apsimetėlio sindromo. Ir būtent apie jį šiandien aš ir pašnekėsiu. Apsimetėlio sindromas yra toks mokslinis terminas, kuris buvo paminėtas berods, jeigu aš neklysiu, 80-metyje. Tai kasgi tas yra apsimetėlio sindromas? Apsimetėlio sindromas yra reiškinys, kai žmogus netiki savo jėgomis ir savo pasiekimus sieja su atsitiktinumais bei sėkme. Ir be to jam tuo metu, kai turi žmogus šitą sindromą, išsivysto nekompetencijos jausmas. Jisai jaučiasi nekompetentingas tam tikroje srityje, kuriuose galbūt dirba, verčiasi, jo veikla yra ir taip toliau. Ir dažnai sindromas pasireiškia situacijose, kurios susijusios būtent su žmogaus veikla ir darbu. Žinoma, šis reiškinys nebūtinai tenais, bet ten didesnė tikimybė ir dažniausiai pasireiškia. Jis gali pasireikšti ir asmeniniam gyvenimui ir iš tikro turi neigiamos įtakos ir žmogaus asmeniniam tobulėjimui. Ir netgi gali sukelti nerimą bei depresiją. Ir atlikus tam tikrus tyrimus, apsimetėlio sindromo apraiškas jautė apie 70% planetos žmonių. Tai yra tikrai nemažai. Jeigu dabar paklaustumėt savęs, paskui aš dar tokį testuką duosiu patikrinti, ar jūs turite tą sindromą, manau, kad nemažai tikrai klausančiųjų čia yra, kurie turi tą sindromą. Aš irgi turiu, aš irgi su juo dirbu, paskui vėliau papasakosiu, kokios priežastys, kodėl jis atsiranda. Taigi netgi 70% planetos žmonių turi tas apraiškas šito sindromo. Yra dar toks dalykas, kad įžymybių, garsių žmonių arba savo srities specialistų ar net profesionalų, jie irgi jaučia nerimą dėl įgūdžių netitikimo jų pareigose arba darbe ir dažnai irgi turi tą sindromą. Atrodo, lyg tai profesionalas pasiekęs daug, žinantis daug, bet save nuvertinantis. Netgi pats prieš mirtį Albertas Einšteinas savo draugui prisipažino, kad jaučiasi kaip apgavikas. Tai vat, žmogus, turintis sindromą, jisai tarsi daro daug, pasiekęs daug, bet viduje jaučiasi, kad gal čia ne jo vieta, čia jisai apsimetinėja. Vat, tokių dalykų ir yra tas vadinamas apsimetėlio sindromas. Ir kaip minėjau prieš tai, apsimetėlio sindromas paminėtas pirmą kartą 80-metyje ir kai dvi psichologės, neatsiminsiu aš tikrai dabar jų pavardžių, padarė išvadą, kai po bendravimo su aukštų rezultatų pasiekusiomis moterimis. Ir nepaisant objektyvių sėkmės įrodymų, tos būtent moteris laikė save nevertomis tai, ką jos pasiekė. Ir bijojo netgi būti atskleisos, tarsi jos čia apgaudinėja, pasiekė tiek daug, o iš tikro
jautėsi, kad jos tikrai nėra tokios, kokios yra, kaip jas priema kiti žmonės. Taip, tai tas apsimetlio sindromas mūsų viduje gyvenanti rolė, kuri nepripažįsta to, ką galbūt transliuoja ta pati aplinka ir kiti žmonės. Ir ilgą laiką iš tikrųjų mokslininkai manė, kad šitą sindromą būtent turi tik tai moteris. Ir tai buvo todėl, kad moteris tuo metu neužėmė tikrai atsakingų aukštų pareigų, o į daugumą tų profesijų, kaip sakau, įstojo, pradėjo profesijas tas įgauti daug vėliau negu vyrai. Ir vėliau, aišku, pastebėta, kad visi žmonės, nepaisant lyties, yra jautrūs būtent šito sindromo apraiškoms, tiek vyrai, tiek moteris. Ir dar vėliau buvo patvirtinta, kad būtent ir vyrai patiria būtent šitą apsimetlio sindromą. Tik tai galbūt vyrai yra tame, kad jie tikrai rečiau save analizuoja, rečiau kalba apie savo problemas, rečiau kreipiasi psichoterapeutus ir psichologus, daugiau ten moteris. Dėl to tas pastebimos šito apsimetlio sindromo apraiškos. Bet vyrai atsiskleidžia gal labiau, kai yra apie savo baimės kalba per įvairias anoniminės apklausas. Taigi ir vyrai, ir moteris šitą sindromą tikrai turi. Įdomus reiškinys yra dar tas, kad apsimetlio sindromas pasireiškia ne tik tiems žmonėms, kuriems tikrai reikia tobulinti savo kompetencijas, nes jie jaučiasi netvirtai, kad galėtų efektyviai atlikti savo kažkokią tai rolę ar vaidmenį, bet neretai ir net pasakyčiau gan dažnai šis sindromas pasireiškia akivaizdžiai didelius gabumus turintiems žmonėms, kurie būtent dėl savo gabumų kenčia nuo šito sindromo. Jie turi vidinius gabumus, bet jie tai nuvertina, nelaiko, kad tai yra gabumai ir tada jau, kaip sakau, kenčia nuo to sindromo. Ir tokie gabūs žmonės iš tikrųjų dažnai savo gabumus laiko per lengvai įgytus, yra ir yra, arba tai savaime suprantamų dalykų. Ir užuot, kad ką jie turi savyje, dalintųsi, duotų kitiems žmonėm, duotų, kaip sakau, pasauliui, jie užgniaužia savyje, nuvertina tai, menkina save, kritikuoja, taip, kad tik tai ir menkina netgi savo tas stipriasias savybės, kad tik tai nesimatytų jų. Tai būtent ne tik tai tiem žmonėms, kuriem trūksta kompetencijos kažkur, gal reikėtų kažkur daugiau pasimokyti, įgauti tų įgūdžių, bet ir tie, kurie turi labai stiprius gabumus. Aš atsimenu, turėjau klientę, kuri tikrai baigus gal kažkokius kurselius, stipriai nesimokius, nėra nei psichologė, nei coacherė, nei kažkokia terapeutė, bet jinai iš save vidaus turi labai daug žinių. Ir jinai tiesiog netiki, kad gali padėti žmonėms, nors iš tikrųjų iš šono labai matėsi, ką jinai pasakojo, kaip po pokalbio su ja keičiasi žmonių gyvenimai, bet jinai sako, bet aš nieko nevaikus, aš nieko net papirėlio neturiu, ašgi apgaudinėjau kitus, nes ypač iš tikrųjų mūsų visuomenėje labai paplitęs toks dalykas, jeigu žmogus, nežinau, tais pačiais energetiniais gydymais užsiema, arba netgi ir coacherius laiko, čia tie, kurie pudrina smegenis, tai tiesiog žmonės labai nuvertina kitus žmonės, kad negali jie duoti iš tikrųjų tų daug. Ir tie tokie žmonės, gabūs žmonės, labai save užsidaro ir uždaro labai daug savo durų. Ir dabar kokiosgi gali būti pasekmės šito sindromo? Taip, sindromas sukuria iš tikrai, jeigu mes kalbėsim, kaip aš sakiau, daugiau apie tai, kad šitas sindromas pasireiškia žmogaus veikloje darbe. Sindromas sukuria nemažai problemų iš tikrųjų darbe. Pavyzdžiui, apsimetelio sindromą turintis žmogus bijo imtis naujo kažkokio tai projekto. Ar netgi priimti, naujas pareigas, jeigu jiems siūlo. Nes jis, nereikia man, ne? Jis abejoja savimi labai. Todėl taip pat atideda darbų pradžią. Arba per ilgai eina link idealo. Apie tai irgi pakalbėsiu to jau pat. Ir sergantieji, nenorėčiau vadinti sergantieji, bet žmonės, pas kuriuos pasireiškia šitas sindromas, sąmoningai kelia savo lengvesnius tikslus, nerodo iniciatyvos
ir atsisako iš tikrųjų įdomių pasiūlymų. Jie gali prašyti mažesnio atlyginimo, taip, ir jeigu mažesnio atlyginimo, reiškia mažiau pinigų, mažiau tai, ko jis gali pasiekti. Ir gali nenorėti kažkokių naujų idėjų, nes, geriau ten nelysti. Ir taip uždaroma nemažai durų, netgi, kaip sakau, langų. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl atsiranda šitas sindromas, kokios yra to priežastys. Tai pirmiausia yra, kaip galvojat, pirmiausia tai yra perfekcionizmas. Viena iš jų čia sėdi perfekcionistė, aišku, aš jau kaip sakau ir juokauju, gyjanti perfekcionistė. Truputį ne tiek iš savęs reikalaujanti, nes pas mane irgi vis laiką būdavo arba daryti, arba nieko nedaryti, arba gerai ir nuostabiai, arba visai nedaryti. Tai bet būtent perfekcionistai yra iš tikro kritiški savo ir visada stengiasi puikiai atlikti užduotis. Tiesiog geras rezultatas jiems netinka, turi būti puikiai atliktas. Ir jie nuolat lygina savo tiksliau pasiekimus su kitais. Dėl to kelia savo labai nepagristus aukštus reikalavimus. Ir kai perfekcionistas pasiekė didelių kažkokių tai užsibrėžtų tikslų, kur sunkiai ėjo, darė, siekė, bet tame kelyje jis kaip ir pasiekė tą savo didelį tikslą, mato trūkumus, taip, jis visiškai negali džiaugti savo sėkmę, nes jisai pradeda nuvertinti tą rezultatą, kad reikėjo ir taip geriau padaryti, ir taip geriau. Tai būtent perfekcionizmas, tas esantis žmoguje, yra priežastis atsirasti šitam apsimetlio sindromui. Ir jis labai iš tikrųjų stipriai įtakoja. Kita priežastis tai yra pasiekimų nuvertinimas. Pirmiausia, gal žiūrėsim vaikystę, nes, kaip sakant, daug formuojasi vaikystėje, gal netgi galima sakyti, čia tokios vaikystės traumos minimalios, taip. Į vaikystę, pavyzdžiui, tėvai vaiko sėkmę laikė suprantamų dalykų ir retai jį gyrė. Tada toks požiūris žmogui gali tapti įprastas, jisai pasieks kažką, bet čia yra sėkmė, čia įprasta, čia nieko nuostabaus ir nieko gero. Ir pasiekęs žmogus puikių rezultatų, jis manys, kad nieko ypatingo gyvenime kaip ir nenuveikė, nes jisai niekados nebuvo, kaip sakant, palaikomas, pagiriamas dėl kažkokių tai nuopelnų. Kitas dalykas yra pas mus tas pasiekimų nuvertinimas yra stipriai jaučiamas mokykloje, gal dabar jau mažiau, kai aš mokiausi tikrai stipriau, nes jau, pavyzdžiui, nuo vidurinės mokyklos, kai gauname kažkokias tai pastabas už prastus pažymius, ar vėlgi taip iš karto fokusuojama dėmesį tai, kad prastas pažymys, blogai elgeisi, bet kai žmogus kažką tai pasiekė, kažką vaikas pasiekė, už tai negiriam. Arba kukliai labai, ne? Tai įprasta, tarsi nieko čia ypatingo. Taigi išeina taip, kad vaikas priima savo gebėjimus ir pasiekimus kaip akivaizdžius dalykus ir taip atsiranda būtent tas apsimetlio sindromas. Jisai kaip įprasta gyvenimą siekia, daro, bet taigi visi taip daro. Ir trečia priežastis, dėl ko atsiranda apsimetlio sindromas, tai yra sėkmės baimė. Pasiekę tam tikrą lygį, žmonės dažnai susiduria su visuomenės pasipriešinimu. Taip, už jo ima sklisti, už jo nugaros pradeda kažkokie sklisti gandai, apkalbos, pavydas, pablogėja santykiai su aplinkiniais. Ir žmogus automatiškai įsijungia toks instinktas, jis nenori tokių situacijų, stengiasi jų išvengti. Ir todėl sąmoningai tada žmogus sumenkina savo pasiekimus. Jis tiesiogiai menkina tai, ką darė, tai, ką pasiekė ir kad tik tai nebūtų išskirtinis ir kad nebūtų to pasipriešinimo iš visuomenės. Tai čia yra 3 priežastys, dėl ko atsiranda būtent šitas apsimetlio sindromas. Tai yra perfekcionizmas, pasiekimų nuvertinimas ir sėkmės baimė. Kokiegi yra tie apsimetlio sindromo požymiai? Kaip suprasti, kad aš irgi tokį turiu? Tai pirmiausia, aš, kaip sakau, užklausiu klausimus ir paklauskite savęs, ar pas jūs tai irgi pasireiškia. Ar tai būna tokių situacijų. Ar jautėtės kada nors nejaukiai,
kai buvote pagirti už rezultatą, kurio ilgai ir sunkiai siekėte. Nes žmogus siekia, tarsi džiaugiasi juo, bet kai pagiria, jaučiasi kažkaip pasimetęs, pradeda nusukinėti galbūt, nežinau, net akis, sakyti, kad čia visi taip gali, ne tik aš vienas, kiekvienas pasistengęs tai padarys. Antras klausimas, ar pajutote baimę, kad galite būti, kaip sakant, atskleistas ir kiti gali sužinoti, kad iš tikrųjų esate nekompetentingas specialistas. Čia irgi labai daug pasireiškia, šitas pas mane irgi labai stipriai buvo. Aš kai pradėjau vesti mokymus ir sesijas, aš esu sertifikuota kaučerė, bet nesu psichologė. Bet pas mane moksluose labai daug psichologijos. Taip pat ir tuos pačius transformacinius žaidimus vedu, esu vedėja apie pinigus ir verslą. Aš netgi savo Instagram parašius, kad esu Jėzus užmiršau net psichologija, verslo ir pinigų psichologija, taip? Bet aš nesu psichologė. Ir iš tikrųjų labai ilgą laiką aš labai tarsi mano mokymuose ir vedamuose seminaruose yra tos psichologijos, bet aš jausdavausi, o Dieve, jeigu sužinos, kad aš nesu psichologė. Ir aš nesu psichologė. Ir aš tai pripažįstu. Ir aš labai tada aš pradėjau ieškoti, kur čia tapti psichologė. Kad tik tai gauta popierėlį. Kad tarsi manęs neišsiaiškintų, ne? Tas apsimatlio sindromas mano pavijo mane. Bet dabar, kai aš padirbėjau su juo, iš tikrųjų jaučiuosi kitaip, aš į psichologiją žiūriu, kad aš noriu jo mokytis, bet aš jau dabar noriu mokytis dėl kad man labai įdomu. Ne dėl to, kad tą popierėlį gauti ir jeigu netyčia kas nors paklaus, ar turi psichologinį išsilavinimą, nes mokymuose daug yra psichologijos, tam pačiam ypač žaidime transformacinė KSF, aš nesu psichologė. Tai vat padirbus su tuo apsimetlio sindromu pas mane požiūris pasikeitė. Bet jeigu pas jūs būna taip, kad jūs bijote, kad jūs atskleis ir sužinos, kad jūs esate nekompetentingas specialistas, kaip atrodote iš šono tarsi, ne, tai čia yra irgi toks požymis, kad jūs turite tą sindromą. Ir dar vienas toks klausimas, ar dažnai į komplimentus, kaip jums sako, atsakote, ačiū, bet man tiesiog pasisekė. Arba ačiū, bet visi taip gali. Ir jeigu iš tuos klausimus, nors vieną, atsakėte teigiamai, tai pas jūs tikrai greičiausiai yra apsimetlio sindromas. Ir norint išvengti neigiamų pasiekmių, nes jeigu mes labai ilgai ir ištisai gyvenam tam apsimetlio sindrome, jį turime, tikrai gali pasiekmės būti liūdnos, kaip ir minėjau anksčiau, gali būti ir nerimas, apatija ir depresija. Svarbu, kad išvengti tų vadinamų neigiamų pasiekmių, svarbu suprasti save. Ir dabar aš pasidalinsiu tam tikrais patarimais, kaip galima savo padėti. Aišku, nereikia galbūt iš karto visų laikytis, nes žmogui, kai duoda sąrašą, įsijungia tos instinktas, o Dieve, aš nesugebėsiu, ypač kas turi apsimetlio sindromą, tiesiog išklausykite ir paimkite kažkokią tai dalelę to, ką aš pasakysiu ir pradėkite savo gyvenime naudoti, kad tas apsimetlio sindromas, kaip sakau, truputį sumažėtų. Tai pirmiausia, leiskite savo klysti. Skamba, aišku, kaip paprastai, bet sudėtinga padaryti. Bet iš tikro kritika ir nesėkmės yra ne kliūtis, o galimybė tapti stipresniems ir geresniems. Ir iš tikro visi žmonės daro klaidas, kol jiems pavyksta. Net jeigu pasižiūrėsime į žymius ir garsius žmonės, ir dažnai būna netgi laidos su jais, kai jie pasakojo, kaip jie ėjo link tos sėkmės viršūnės, kaip jie tai pasiekė, tikrai būna daug nuopuolių. Maros vakar netgi ar Facebook ar kažkur tai mačiau vieno žymaus žmogaus pasidalėjimą, kaip jis priėjo prie to savo sėkmės viršūnės. Tikrai buvo nuopuoliai. Nes kai yra nuopuoliai, yra kažkokios klaidos, mes iš jų mokomės ir mes stipriau jas suvokiam. Aišku, labai gerai yra mokytis iš kitų klaidų, bet kai mes išmokstame savo klaidą, jinai giliau ta pamoka, kaip sakau, įeina į mus ir mes suprantame. Taigi nebijokite klysti. Klystame visi ir sėkmingi, ir nesėkmingi žmonės, visi klystame.
Kitas dalykas yra gerai būtų gauti objektyvų vertimą. Tai yra ne tai, kad paprašyti, nežinau, draugų arba, draugų gal ir gerai, bet aplinkinių, pavyzdžiui, nežinau, gal jūs irgi turit savo Facebook puslapį arba Instagramą ir būna, aš matau, pastebiu, žmonės sako, parašykite, kokia aš jums, kokios mano savybės jums manyje patinka. Iš tikrųjų, tai daryti nėra gerai. Gal kai kam ir nepatiks šitą nuomonę, bet yra mano nuomonė. Reikia tokių dalykų klausti kompetentingų ekspertų. Arba tų žmonių, kurie dirba toje pačioje srityje, kad įvertintų mane. Aišku, žinoma, tokių klausimų galima klausti, nežinau, kai mokymai vyksta tarp kolegų, dar kur nors. Bet savo klientų, savo auditorijos tiesiogiai, kas manyje patinka ir kur aš esu stipri, tai jeigu jūs nežinote, kur jūs esate stipri, tai kaip gali kiti žinoti? Viskas, kaip sakant, mumise. Tai svarbu yra paklausti kompetentingų žmonių, kad jie įvertintų. Nes tada mes galim pamatyti kitų kampų, kur aš galiu pasistengti, aišku, priimti tą kritiką, nekritiką, grįžtamą ryšį aš labiau norėčiau pavadinti. Ir tada aš jau galiu žinoti, kur galiu pasistengti, kur reikėtų man kažkokių tai žinių įgyti ir daryti kitaip. Trečias toks kaip nepasiūlymas, bet ką galima būtų padaryti, patarimas, tai yra išlaisvinti savo silpnasias vietas. Tai yra pirma jas atrasti, kur yra mano silpnosios pusės. Ir tada išanalizavus jas galima pasižiūrėti, kaip jas, kaip sakant, sustiprinti, kaip tą kompetenciją sustiprinti, kaip kažkokius įgūdžius sustiprinti. Ir tiesiog tikslingai eiti link to ir, nežinau, eiti pasimokyti, susirasti kursus, kur galbūt aš galėčiau pakelti savo kompetenciją. Aš labai ilgai, nors ir dabar dar šiek tiek būna, yra baimė, yra, pavyzdžiui, viešai kalbėti, tai aš labai iš tikro norėčiau, tik dabar laiko gal trūkumas yra pasimokyti viešo kalbėjimo. Nes kai aš įgysiu įgūdžius, aš jausiuosi stipriau ir nebus tos baimės imti ir daryti. Taip. Kitas labai svarbus dalykas tai yra nelyginti savęs su kitais. Mes labai mėgstame lyginti save su kitais. Jeigu labai mėgstate lyginti save su kitais, tai pabandykit lyginti save su savimi vakar. Neslyginkite su, nežinau, Petriuku, Joniuku, Maryte, lyginkite save su savimi. Gerai? Čia irgi labai yra svarbus dalykas. Nes pagalvokite, kaip galite pagerinti savo gyvenimą ir ką iš tikrųjų norite pasiekti, ką jūs norite pasiekti. Kitas irgi labai svarbus dalykas, su kuriuo aš labai mėgstu susitikti, tai yra susitikti su savo baimėmis. Baimės būna tikrai dažnai mokymuose kalba, kad atsikratyti baimės. Baimės mes neatsikratysim. Baimė jinai yra, tik tai yra svarbu suvokti. Jeigu baimė ta tokia didelė, kad jinai sukausto ir aš negaliu judėti į priekį, tai yra jau blogai. Jeigu baimė yra, bet aš užsibrėžiu ir aš einu, aš metu jai iššūkį, aš einu susitikti su ja, imuosi užduočių, po kurio laiko ta baimė sumažėja, kai aš kuo daugiau darau. Tas pats, kai aš išėjau iš savo profesijos, kai pradėjau keisti savo veiklos vietį, vesti mokymus. Vesti mokymus man buvo, o Dieve tu mano. Taip pat laivus vesti irgi buvo, o Dieve tu mano, kas bus. O jeigu ten netai pasakysiu. Vieną kartą laivą netgi esu apsiverkusi, irgi buvę taip. Buvo kaip buvo, ne? Aš bijau ir pripažinsiu, tikrai daug ko bijau, bet aš tiesiog emu ir darau. Norint sumažinti tą apsimetlio sindromą, svarbu išmokti ir tiesiog išdrįsti eiti ir susitikti su baimėmis. Nes kai mes susitinkame su baimės, mes tampame stipresni ir labiau pasitikinti savimi. Ir dar toks vienas patarimas, tai yra labai svarbu vesti savo pasiekimų arba rezultatų dienoraštį. Tai yra užsirašykite visus naudingus dalykus, kuriuos padarėte per dieną, net ir pačius nereikšmingiausius dalykus, kad pamatyti, kad tam tikrai jūsų veiksmai įvyko ir jūs tai padarėte. Ir kad įsisąmoninti tuos savo rezultatus. Nes iš tikro žmogus tikrai labai mėgsta
paleisti tos rezultatus, nesuvokti. Iš tikrųjų labai svarbu yra taip vadinama refleksija. Tai kai mes susirašome, mes tada pastebime, ką mes padarėme, kas vyko su mumis, kokius žingsnius aš padariau ir tada mes taip pamatome, parašę, kad wow, aš ir tą padariau, ir dabar turiu tą ir tą. Aš tokį gal pavyzdį duosiu, man kolegė čia pasakojo, turėjo klientą, kuris visiškai negalėjo priimti savo rezultatų, ta prasme, čia įprasta, visi taip gali. Ir jinai turėjo sesiją su juo palei upę ir sako, žiūrėk, tavo rezultatų įsisąmoninimas bus šitas balionėlis. Ir tą balionėlį paėmė ir pririšo prie turėklo, prie upės ir nuėjo toliau, vyko sesija. Ir grįžta jau atgal ir mato, kad prie to balionėlio renkasi jaunimėlis ir nori tą balionėlį pasiimti. Taip, jeigu mes neįsisąmoninam savo rezultatų, gali kažkas kitas paimti. Kaip kolegė pasakojo, tas klientas taip puolė prie to balionėlio, pasakė, čia mano, visus atitraukė, niekam neatiduosiu. Ir jis pasėmė. Ir vat, kai tai akivaizdžiai pamatė, kad kažkas kitas gali paimti jo rezultatus, jisai suprato, kad jis nori tų rezultatų įsisąmoninti ir pripažinti, kad tai yra mano rezultatai. Ir būtent, kai mes rašome kažką, tai būtent refleksija yra puikus įprotis, su kuriuo galima sukurti tuos loginius ryšius tarp savo veiksmų ir savo rezultatų. Ir tai pamatyti, kad viskas susiklosti ne tik sėkmės dėka, ne žvaigždės pašnibždėjimas, bet ir to pačio žmogaus pastangomis. Taip, refleksija tokia. Ir dar galiu pasiūlyti tokius 2 pratimukus, kuriuos galite irgi tokia kaip rašymo terapija rašyti ir pastebėti, kas vyksta su jumis, kad lengviau tą apsimetlio sindromą nutolinti nuo savęs. Tai yra pirmas toks pratimas, kad dienos pabaigoje, po visos dienos, ką jūs padarote, surašote 10 priežasčių, už ką jūs kažkam tai konkretaus esate dėkingi. Taip? Ką jie jums padarė ir už ką jūs esate dėkingi. Kai mes įprantame patys perduoti taip vadinamus teigiamus atsiliepimus kitiems, pradedame dėmesingiau pastebėti savo pasiekimus. Toks kiek kaip įžanga. Ir kitas pratimas tai yra per irgi susirašyti ir tokie, kaip sakau, sakiniai būtų, kad per šią dieną dėl manęs kiti žmonės ir tada kas įvyko. Ką gero padariau kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, šiandien aš pravedžiau neurografikos naudotojų kursą, ko pasekoje žmonės sugebės savo padėti, paleisti emocijas ir įtampas. Taip? Ką aš padariau tokio, kad padėjau kitiems žmonėms, kaip įtakojau kitus žmonės. Ir antras toksai punktas, ką aš šiandien sugebėjau padaryti gerai. Irgi parašome. Pavyzdžiui, šiandien aš sugebėjau laiku atsikelti. Šiandien aš sugebėjau nesusipykti su vaikais. Šiandien aš sugebėjau išlaikyti ramybės būseną. Arba išlikti rami konfliktinėje situacijoje. Tai būtent, kai mes pradedame rašyti ir pastebėti savo tuos pasiekimus, rezultatus, mūsų tas vadinamas apsimetlio sindromas, jisai truputį pasitraukia. Ir jis netaip įtakoja mūsų gyvenimą, netaip užsidaro duris, mes norime naujų projektų, mes norime drąsiai eiti į priekį ir siekti savo tikslų. Tai tiek šiandien. Gal dar nepaminėjau irgi tokio dalyko, kad iš tikrųjų aš dar, ką darau su apsimetlio sindromu, tai iš tikrųjų yra neurografika. Kas nežino, tai yra darbas su pasąmonė per piešimą. Kiekvienas neurografinis piešinys turi temą ir būtent yra technika, kur būtent dirbama su apsimetlio sindromu. Kuriamos naujos neuronų jungtis, pamatomios kitos galimybės, ir taip keičiasi iš tikrųjų gyvenimas. Čia neseniai, gal prieš porą mėnesių su kolege neurografavom, nes nepaprašė dėsninį instruktorę, bet sako, tu turi tą techniką, gali su manim pasidalinti. Ir mes kartu piešėme, nes aš irgi buvau labai seniai piešusi. Ir jinai piešė temą, negalėjau ištikėti mano su internetiniu savo puslapiu, nes vis save perfekcionizmas išlindo, reikia tą, 3, 5.
Ir po šito jinai po kelių dienų man parašė, kad aš išjudėjau iš to mirties taško, greitų laikų jau pasileidžia puslapis. Taigi rezultatas iš tikrųjų buvo tikrai labai greitas. Kiekvienam žmogui, aišku, skirtingai neurografika veikia, vieniem greičiau, vieniem lėčiau, bet jinai, kad veikia, tai garantuota, nes tikrai tie, kas piešia, tikrai gauna rezultatus. Tai va, neurografika aš irgi naudoju ir piešiu. Tai ir mes būtent apsimetlio sindromą su juo dirbsime pirmadienį, tai jeigu kas nors norite, tikrai junkitės į neurografikos užsiėmimą. Jeigu sudomino, parašykite man asmeninę žinutę, siūsiu daugiau informacijos ir tada galėsite jungtis. Iš tikrųjų, grupė labai maža, aš nerenku didelės grupės, nes praeitą pirmadienį mes piešėme kitą temą ir iš tikrųjų labai pastebėjau, kad man labai patiko dirbti su mažesne grupe, nes galiu panarplioti, kaip sakau, kauliukus žmonių, kiekvieno žmogaus atskirai. Tai tiek šiandien apie apsimetlio sindromą. Kas girdėjo tai pirmą kartą, kas tai yra, tikiuosi kažką išsinešate, nors 1% iš šitą laivą. Gal pastebėsite, atkreipsite dėmesį, kaip pas jūs pasireiškia šitas sindromas. Ir linkiu gražaus vakaro, o kitą ketvirtadienį vėl susitinkam laive ir neprisimenu tiksliais temos, bet man rodos apie pinigus kalbėsiu jau. Tai susitinkam kitą ketvirtadienį, 18 val. Čia pat, o šiandien linkiu gražaus vakaro ir iki greitų susitikimų.